Sveiki, esu treneris Tomas ir čia treniruoti namų sąlygoms. Šiandien mums reikės kėdės, svarelių, nenusiminkite, jeigu svarelių neturime, galėsime alternatyvai naudoti vandens butelius. Pirmas pratimas bus bicepsui, rankų lenkimas, stovi. Atsistoju, keliai šiek tiek sulenkti, keliu svarelius į viršų link pečių, įkvėpinėjau, užlaikau, iškvėpiu. Laikau pilvo presą įtemptą. Šitą pratimą kartosime 3 serijas po 20 kartų ir mums bicepsas tikrai padėkos. Judame toliau, kitam pratimui mums reikės kėdės. Atsisėsime ant kėdės, rankas padėsime atbulai, dubenį šiek tiek atsitrauksime, dubenio pagalba leisimės žemyn, įkvėpinėjau, tiesiu rankas, iškvėpiu. Jeigu per lengva, kojas pastatau toliau, žemiau nusileidžiu, įkvėpiu, iškvėpinėjau. Kuo žemiau nusileisiu, tuo mums labiau rankos padėkos, kai įsitiesim viršui. Pratimą taip pat kartoju 3 kartus po 20 kartų. Judame toliau, trečiam pratimui mums reikės vieno svarelio arba vandens butelio, pasiimu delnais į viršų, rankos ištiestos, lenkiu rankas per alkūnės sąnarį, kuo žemiau įkvėpinėjau, iškvėpinėjau, tiesiu į viršų. Laikau pilvo presą visą laiką, įtemptą krūtinę į priekį. Pratimą kartosime tiek pat kartų. Ketvirtam pratimui mums reikės 2 svarelių vandens butelių. Pakelsiu link pečių linijos, spausiu į viršų, įkvėpinėsiu, žemyn leisiu, iškvėpinėsiu, iki pečių lankų. Stengiuosi visą laiką pilvo presą laikyti įtemptą ir kvėpuoti. Pratimą taip pat kartosime 3 serijas po 20 kartų. Norint gerų rezultatų, šitas pratimų serijas reikėtų kartoti 1-2 kartus per savaitę ir mūsų rankos tikrai mums padėkos. Impuls – sveikas įprotis.